Man nedaug valgyti, tik pakalbėti. Pirma, būtų toks klausimas, kada jūs nusprendėt, kad jūs būsite tapytojas ir kokie buvo pirmi žingsniai? Na ką žinau, iš mažumės paišyti mokėjau, kadangi matematikos nemokėjau, tai paišyti mokėjau. Čia yra dėsnis, humanitarinis toks polinkis. O Kaune buvo meno mokykla, tai dar iš pradžių paklydom, nuėjom į tą ant kalno technikumą, nepriėmė, sako, per mažas, o paskiau į Tūbelių namus, kur Kontrimo įkurta šita dailės mokykla. Nu ir ten mane priėmė, nors aš ten nieko neišmaniau. O tada tai aš norėjau būti menininku. O paskiau tapau tapytojui, menininku netapau. Ir tada sėkmingai tą mokyklą baigiau, paskui netgi 5. Jau mokiaus, stipendiją davė, įsivaizduokime, paskutinėse klasėse. Ir tada... Tai tada aš jau dar vis norėjau būti menininku. O paskui institutė jau kaip pakliau, tai žinai, atvažiavau čia stot, o aš nekom jaunuolis, tai nepriims, galvoju. Tai aš susikroviau čemodaniuką tokį sportinį, vilnonių pančiakų, gerus batus, galvoju, neįstosiu. Tai važiuoju į Kareliją, Suomiją mišką kirsti. Tada nepaima į armiją, grįžti ir vėl toliau mokinės. Nu ir dabar laikom tuos egzaminus, o ten vyrukai, žinai, jau su uniformom, kiti tiesiai iš po kariuomenių. Tengi tuo laiku Tugrūlas, Narimambekovas, tengi visi tūzai jau buvo, jau seniai, žinai, dauguma. O mes tokie turbūt pradžia, kada po mokyklų atėjom. Ir 18 metų, 58. Tai tuos egzaminus išlaikiau. Pasirodo, kad gerai. Paišiau, kad net ausis persišvietė lesiruotėm umbrom, kaip Leningrado, žinai, pas Lukšą išmokytas. Labai viską gerai dariau, gipsus tos. Ir žiūriu, sąraše pirmas po egzaminų. Tai va taip ir jau norėjau būti menininku, pakliau pas Gečą ir sekėsi man tų menininkų būti pirmam kursė. Gečas labai pirmus metus dėstė tada, tik baigęs. Ir koks jis energingas, temų tų kompozicijų, sugalvojimų, žinai, į fermas vesdavo mus čia visur. Toks man patiko, žinai. Aš paišiau šitą Šančių kareivinės. Ne kareivinės, o fabriką Frenkelio gamykla metalų, darbininkų eisena tokia juoda kaip mūko, žinai. Tų laikų, nu ką, Gečui patiko ir man patiko. Viskas ėjosi kaip iš pypkės. Po tų metų pirmų į praktiką važiuojam į Riešę. Ir važiuojam su Gudaičiu. Pasodina tokią gražuolę su suknelė tokia, beveik persišviečiančia. Ir tapom. Prieina Gudaitis ir pirmi žodžiai. Iti tararai, iš kur ta akademinė zakalka? Ką iš čia ne taip? Mačiau, kad aš nieko nemoku, aš nebūsiu menininku. Ir nutariau būti tapytoju tada. Tai su Gudaičiu tada datraukim iki pat pabaigos, bet kai diplominį dariau, man vėl reikėjo tapti menininku, pasirodo. Klaipėdoj 3 metus tai žvejais, nu ir Gudaitis jau beveik nuo manęs sprūko iš siaubo. Paišau tos peizažus jam, ai kaip gerai, kaip tu čia gražiai už, ai kaip gerai, kaip gerai. O kur tematika, kur žmonės, kur, reiškia, nieko nepadarai. Kai iš jo reikalauja, jis išmanė, bet vėl užsimiršta, ir vėl, žinai, bet jis jokiai familiarumą nesileisdavo, jis toks stoiškas buvo, atlaikė visus frontus, ir paskui per gynimą, estas buvo vadas, ir ten Veiverytė, matyt, kokį konfliktai su Gudaičiu, Gudaitis sudirbinėjo per mane, man labai baisus darbas. Bet viskas Gudaičiui, vadui, nu, tai Mikėnas vis tik tai tūzas buvo, davė kumščių į stalą, išgeriausias darbas, parašė trejetą, einu koridorium nuliūdęs,
ateina tas estas, neatsimenu, pavėzdavo, koks ten akademikas. Ты не волнуйся, у тебя самая лучшая работа. Nu ką, nu, po to į Vilkę, į kariuomenės viskas. Papasakojau. Gerai, gerai. O po to tu grįžai į Kauną. Į Kauną. Ir įsikūrė iš karto Pažaislį, ar ne? Kur tavo vaikeli esi, kur ten įsikursi? Kaip viskas prasidėjo tada? Viskas prasidėjo iš Kaino, viskas. Grįžau į Kauną. Koks buvo grįžimas? Buvo čia dar Vilniui, Tryniaus dar bažnyčia, staravėram paišė lubas. Paskiau grįžau į Kauną, Kaune. Paskirimas į Vilkę buvo man mokytoja. Žinau, kad eisiu į armiją, tai galvoju, kad čia priešintis. Važiavau į tą Vilkiją, dirbau, pusę metų turbūt neišdirbau ir pabėgau. Kariuomenė, žinau, kad po kariuomenės grįžti kur nori, jau esi laisvas, būdavo prie sovietų dalykas. Tai va taip viskas ir klostėsi. Paskui Kaune, tai tengi viską buvo, kultūrininkai, su Ulte ir Cibulskiu, tokiam Antano poetai. Į sąjungą nepriėmė, popierius iš šiukšlių dėžę išmetė. Ir tada, ko mes nedarėm. Bet ateina vieną dieną toks Donatas Lovatka ir sako, ar nenori į Pažaislį. Nu, kur čia nenorėsi, ir jis tai šiandien Pažaislį. Tai buvo ten pirmas toks prieglausis. Ant tų palatų dar tie visi marškiniai su rankovėm tomis gomėtėsi. O su Martinaičiu jūs leido daug laiko kartu? Taigi nuo vaikystės, žinai, mokyklai kartu pradėjom. Kaip sakau, aš likau 2 metai, paskui kartu pasidūrėm vienoj klasėj. Ne, kažkaip išsiskyrėm, o paskui institutė vėl su jiem pirmam kursė, jo institutė nepriėmė pirmus metus. O aš iš karto stojau. Tai vėl susivienodinom. Ko tik nebuvo. Ir vienas kitą inspiravot, veikėt? Niekaip mes neveikėm, neinspiravom, nekentėm vienas kitą. Du priešingi ir kartu, žinai, nu kaip yra. Ginčindavomės iki atėjimo, kad ne taip padarai, o tu ne taip darai. Ir vis tiek mane labiausiai traukė jo tapyba. Ko neturi, tai tas traukia. Tai nėra tų garsų, o mano turbūt jį traukė. Buvom neįskiriami draugai. Keliaudom pėsti per tą Lietuvėlę, žinai. Kiekvienais metais, kaip tik baigėsi mokslai, kuprinukės, susidarom žemėlapį per giminaičius ir draugus ir pėsti keliaunam. Taip, žinai, smagiai. O kaip, tu kaip vis tiek neradai iš karto savo stiliaus ir savo temų, ar iš karto radai? Ko taip? Temas, motyvus, iš karto radai? Ne, aš jų ieškojau, ne man jų reikėjo. Aš tapybą užsiėmiau. Buvo momentų gyvenime, kai aš domėjausi menais, bet kai užsiėmiau tapybą, dingo tos problemos. Kokios čia temos? Visas pasaulis spalvotas. Ramiai. O tapai iš natūros? Labai nemažai, visi natūrmortai iš natūros. Natūrmortai iš natūros? Jo. Tai o peizažai? Peizažai irgi. O šitas, pavyzdžiui, per langą iš Pažaislio dirbtuvės. Iš Pažaislio? Jo, čia Šilalės valtis guli 3, o ten Kauno marios. Biskį ten suchaltūrinau, Kauno marias padidinau, bet taip nesimatė, bet kažkiek matėt, nes aš buvau jau antram aukšte, o ten aukščiai dideli. Jeigu būtų Nemunas, tai iš vis nesimatytų. O jau kai marios, tai matėsi. Čia 69 ar 70 metai. Bet tugi netapėjai tokį... Nu, žinai, tam yra fotografija, Ne, tai vis tiek per langą žiūrėjau, kadangi tiesiai iš mano dirbtuvės. Bet žiūrėdamas pro langą, ne?